Vieną gražią rugpjūčio dieną, tai buvo rugpjūčio 12 diena, aš turėjau galimybę sudalyvauti dirbtuvėse. Norėjau sakyti seminarė, bet ne seminarė, tai buvo dirbtuvės. Ir patyriau tokių įvairių gerų jausmų ir ne tik. Tai po pačio viso Zoomo aš po 3 valandų išėjau su išsipūtusią galvą, po 1,5 valandos aš gėriau vaistus nuo galvos skausmo ir mano galvoje įvyko perversmas ir supratimas, kad jop tararaika makalaika, va čia yra tai, ko aš ieškojau jau metus laiko ir tikrai man tai kainavo ir pinigų, ir laiko, kas svarbiausia laiko. Tai va, ką padarė Evgenijus, tai per 3 valandas sudėjo į galvą informaciją, paprastai, aiškiai, elementariai žodžiais ir suprantamai apie dirbtinį intelektą ir reikalingas mums programėlės, kurias naudosime savo verslams. Vople, kaip žmogus žino, ką reikia daryti, padaro tai visiškai paprastai, suprantama lietuvių kalba paprastiems žmonėms. Tai šis susitikimas, šios dirbtuvės buvo nemokamos mums verslo titanams, bet aš esu pasiryžus sumokėti. Tad jeigu bus tolimesni mokymai, netgi ir mokami, aš tikrai eisiu pas jį. Pirmą kartą man teko būtent būti susitikime su Evgenijum gyvai dirbtuvėse ir klausytis jo, tai visiškai wow. Visiškas wow, tai reiškia, kad žmogus žino, ką kalba, žino, ką daro, dalinasi savo patirtimi. Ne tai, ką parašė ChatGPT, ne tai, ką perskaitė ir girdėjo kituose mokymuose, bet viską perės per save, prasileidęs per save, per savo piniginę, per savo laiko kaštus ir atidavęs mums. Tai žiauriai ačiū tau. Ir jeigu turėsite tokią galimybę, tikrai visi eikite ir dalyvaukite, nes juk nenorim būti paskutiniai.